DF10 dekoratyvinis skiedinys visų tipų apdailos dangoms. Sopro DF10 Design Grout Flex 1/10 mm skiedinys. Dekoratyvinis skiedinys visų tipų apdailos dangoms. Sopro blizgučiai, auksinės, sidabrinės arba vario spalvų blizgučiai naudojami kaip priedas prie Sopro DF10 skiedinio, kad siūlė turėtų metalo blizgesio efektą. Supilkite pagal instrukcijas ant pakuotės išmatuotą vandens kiekį į kibirą. Įpilkite Sopro DF10 skiedinio ir mechaniškai išmaišykite. Palaukite apie 3-5 minutės ir dar kartą gerai išmaišykite. Sienos su geriančių plytelių glaistymas. Prieš pat apdailos darbus gerai sudrėkinkite sandaros siūlių kraštus. Prieš glaistymą plytelių paviršių nuplaukite drėgna kempine. Atsargiai įterpkite Sopro DF10 skiedinį į siūles. Skiedinio perteklių surinkite skiedinio glaistymo mentele. Kai skiedinys šiek tiek sukietės ir neliks dėmių ant piršto, galite pradėti išankstinį plovimą. Drėgna kempine suformuokite skiedinio paviršių. Nuplaukite užteptą paviršių drėgna kempine. Porcelianinių keraminių grindų plytelių glaistymas. Prieš pat taikant nuplaukite apdailos paviršių švariu vandeniu. Supilkite pagal instrukcijas ant pakuotės išmatuotą vandens kiekį į kibirą. Įpilkite Sopro DF10 skiedinio ir mechaniškai išmaišykite. Palaukite apie 3-5 minutės ir dar kartą gerai išmaišykite. Atsargiai įterpkite Sopro DF10 skiedinį į siūles. Skiedinio perteklių surinkite skiedinio glaistymo mentele. Kai skiedinys šiek tiek sukietės, o siūlėje esantis skiedinys nepaliks dėmių ant piršto, galite tęsti pradinį plovimą. Drėgna kempine suformuokite skiedinio paviršių. Nuplaukite glaistytą apdailos paviršių drėgna kempine. Akmens mozaikų glaistymas. Prieš pat taikant, nuplaukite apdailos paviršių švariu vandeniu. Sumaišykite Sopro DF10 skiedinį atitinkamu santykiu su vandeniu ir kruopščiai terpkite jį į siūles. Skiedinio perteklių surinkite skiedinio glaistymo mentele. Kai skiedinys šiek tiek sukietės, o siūlėje esantis skiedinys nepaliks dėmių ant piršto, galite tęsti pradinį plovimą. Nuplaukite glaistytą paviršių drėgna kempine, išplautą švariu vandeniu glaistymo kibire. Akmens masės mozaikų glaistymas. Prieš pat taikant, nuplaukite apdailos paviršių švariu vandeniu. Sumaišykite Sopro DF10 skiedinį atitinkamų santykių su vandeniu ir kruopščiai įterpkite jį į siūles. Skiedinio perteklių surinkite skiedinio glaistymo mentele. Kai skiedinys šiek tiek sukietės, o siūlėje esantis skiedinys nepaliks dėmių ant piršto, galite tęsti pradinį plovimą. Nuplaukite glaistytą paviršių drėgna kempine. Sopro DF10 skiedinys su Sopro blizgučiais. Stiklo mozaikos skiedinys. Mechaniškai išmaišykite Sopro DF10 skiedinį, įpilkite Sopro blizgučių ir dar kartą išmaišykite. Po pirmo maišymo palaukite apie 3-5 minutės ir dar kartą gerai išmaišykite. Prieš glaistymą dangos paviršių nuplaukite drėgna kempine. Atsargiai įterpkite Sopro DF10 skiedinį į siūles, skiedinio perteklių surinkite skiedinio glaistymo mentele. Kai skiedinys šiek tiek sukietės,
o siūlėje esantis skiedinys nepaliks dėmių ant piršto, galite tęsti pradinį plovimą. Nuplaukite glaistytą apdailos paviršių drėgna kempine. Cementinis, elastingas, greitai kietėjantis skiedinys skirtas nuo 1 iki 10 mm pločio siūlėms. Visoms keraminėms ir natūralaus akmens apdailos, stiklo mozaikos ir konglomerato plytelėms. Patvari siūlių spalva be kalkių nuosėdų. Skiedinys atsparus purvui ir vandens skverbimuisi. Išskirtinai lygus siūlių paviršius. Didelis spalvų pasirinkimas – 28 spalvos.